Šiandien mes svečiuojamės Nacionaliniam Kauno dramos teatre ir keliaujame susipažinti su labai gerai pažįstamu, iš tikrųjų, šio teatro vadovu, aktoriumi, renginių vedėju, režisieriumi, žmogumi, orkestru, kaip sako, Egidijumi Stanciku. Labadiena. Labadiena. Labai malonu, Silvija. Ir aš, Egidijui, jums daviau tokių namų darbų, kad pagalvoti, kad kai filmuosime, kad jūs mus palydėtumėte į tokią vietą, kuri jūsų yra, tarkim, ir mėgstamiausia teatre, kadangi teatras yra be galo didelis, čia daug visokių koridorių. Tai kur mes dabar keliausime? Pasakykit. Iš karto turiu atidengti savo paslaptį, taip? Pradedam nuo paslapčių. Kadangi kabinetas yra toje pusėje, o čia jau yra žiūrovų salė ir balkonas, tai labai dažnai iš kabineto aš tyliai praveriu šitas balkono duris ir einu. Dabar, aišku, labai daug šviesos, paprastai būna tamsu, ir einu į pirmą eilę balkono, kurioje man pasimato viskas, kas vyksta scenoje. Tai tokiu būdu aš stebiu ir pasirengimą repeticijom, ir repeticijų eigą, ir čia režisierius, kūrybinė komanda visi apačioje, aktoriai arba tie, kurie, sakykime, ruošia repeticijom sceną būna scenoje. Tas mūsų istorinis gražus šviestuvas, jis būna išjungtas, būna tamsu ir tada taip prisėdęs ir tiesiog palinkęs tu jauti, kuo pulsuoja tas visas kūrybinis procesas, tu girdi nuotaikas, tu matai gimstančią estetiką ir tada arba su nerimu, su rūpesčiu vėl grįžti į kabinetą ir kvietiesi komandą ir sprendi, arba tokia su ramesne širdimi ir su tokia kūrybinio išsipildymo viltimi vėl grįžti ir darbuojasi toliau. Tai šitas taškas man yra labai malonus, nes kai aš pats, sakykime, būnu užimtas repeticijose, tai viena, aš tada turiu tokį pulsą su visų kūrybiniu procesu, o ypač prieš premjeras yra labai daug tokio pervargimo, tokio emocinio nestabilumo, tokia įtampa kūrybinė tvyro tarp įvairių jau kūryboje esančių žaidėjų. Tai tas paklausymas ir išgirdimas jis duoda tiesiog labai daug informacijos ir tada gali sustyguoti, kad tikrai ramiau būtų laukiama tos premjeros. Toks žvilgsnis iš viršaus. Iš viršaus, aišku, toks. Iš tamsos. Atrodo kaip kokia, negražiai pasakysiu, taip jau susireikšminančiai pasakysiu, kaip kokia Dievo akis tarsi, kai tu žiūri iš viršaus ir tada tu pamatai. Iš viršaus geriau matosi, ar ne? Ir tuo labiau, kai prasideda apšvietimo elementai scenoje, tada išryškėja labai detalės, išryškėja švara, nešvara. Ir čia nekalbu vien tik apie kūrybinius dalykus, bet kalbu ir apie techninius dalykus ir pamatai, kad ten reikia kažkur greitai komandą siųsti, kad patvarkytų, ar ten kažkokia nešvara. Visur, kad būtų nepriekaištinga, tiesiog dėmesį neblaškanti ir kūrybą inspiruojanti aplinka. Bet toks ir yra vadovo, ar ne, darbas sujungti tuos visus taškus. Kur taip, kas praleista? Esi turbūt, dažnai galvoja, kad vadovas vadovauja. Iš tikrųjų ne, vadovas jis kaip tik styguoja, jis mato, jis bando pajausti, bando identifikuoti ir kuo anksčiau tu tą padarai, tuo ramiau visas procesas vyksta. O tų netikėtumų scena yra tokia, bet kada į emocinius sprogimus greitai nueinanti erdvė ir matot, kūryboje, kai kibirkštys skeliasi, tai sunku nuspėti iš tų kibirkščių galimos audros dydį netgi. Ir gaunasi taip, kad atrodo, kas čia smulkmena. Bet kūrėjui ir kūryboje esančiam žmogui smulkmenų nebūna. Nes atrodo, ta smulkmena man iš šalies, o jam tai atrodo tiesiog pasaulio griūtis, jeigu jis neturės to. Paskui jau po 2 dienų jis mato, kad visa tai netaip svarbu buvo. Arba būna tokių atvejų, mes kai tik atidarėme 2012 metais po rekonstrukcijos spalio 12 dieną atidarėme didžiąją sceną su režisieriaus Jono Jurašo režisuota Antano Škėmos Balta drobulė.
Ir po metų turėjome kitą premjerą pagal Juozo Grušo Barborą Radvilaitę. Aš irgi ten vaidinau vienuolį, arkivyskupą Džežovskį. Ir mano pasirodymas būdavo orkestrinėje 3 metrai gylio, dabar kur matom tą dekoraciją, tai ten viskas labai giliai nueina. Ir mane tie jau flundžeriai vadinamieji iškeldavo. Ir kažkas per tą premjerą atsitiko, sugedo. Čia tokia kaip linai? Ne linai, bet išvažiuoja dalis orkestrinės, taip, grindų pakyla. Ir mane turi iškelt. Aktorius Dainius Svobonas vaidino Žygimantą Augustą. Po jo teksto jau mane turi kelt. Aš jaučiu, kad tai mano jau teksto vieta, o nekyla. Užstrigo flundžeriai. Kas belieka? Aš, reiškia, šaukdamas ten savo tekstą kapanojosi su tais visais dvasiškio rūbais iš apačios. Ir gerai, kad aš fiziškai jėgus, aš prisitraukiau ir iškilau. Ir mes taip tą sceną suvaidiname. Ir visiems paskui po premjeros sako, bet koks įdomus režisūrinis sprendimas. Bažnyčia atėjo iš pogrindžio. Taip, išlipo su moraliniais visais jau tais reikalavimais. Bet buvo atšapa, buvo nelaimė. Ir jeigu, sakykime, tai būtų repeticijų metu, sustoji, kyla emocijos ir kodėl čia taip, kas čia atsitiko, o spektaklio metu tu tų emocijų negali išorį išskleisti. Žiūrovas neturi suprasti, kad kažkas nutiko. Tu turi visą tai uždengti ir tada tokie patys gražiausi kūrybos turbūt perliukai ir gaunasi, paliudijantis, kad kūryba yra visada čia ir dabar vykstantis procesas ir kad ta kūryba visada įdomi tada, kada yra iššūkiai ir kada tu turi imt, uždengt, padaryti taip, kad žiūrovas iš tikrųjų galvotų, kad čia taip ir suplanuotų. Tai iš to taško, matote, apkabini visą teatrą tarsi. O mūsų teatras, kaip matot, yra nuo Laisvės alėjos iki Kęstučio gatvės. Yra 2 didžiuliai blokai, 2 didžiuliai pastatai. Vienas, tas pagrindinis pastatas, kuris jau turi 3 nuostabiai gražias erdves. Didžioji scena, kurioje telpa 500 žmonių. Mūsų Rūto salė, kuri yra virš čia. Ir kaip gražu, kad virš didžiosios scenos ir salės išaugo Rūto salė, kuri yra skirta mūsų visų buvusių prieš mus ir savo gyvenimą paaukojusių, kad tas teatras būtų labai auksiniam raidėm rašomas Lietuvos istorijoje, jų atminimui tas pavadinimas Rūto salė, nes mūsų teatro ženklas ir yra Rūto šakelė. Taip. Ir dar viena jauki salė, kurioje mes ir būsime, mažoji scena, kur daug vyksta kamerinių spektaklių, vaikiškų spektaklių. Ir dar turime repeticijų salę šitame pastate. O jau kitas blokas, mažųjų scenų kiemeliai, niekas turbūt neprisimena, kad ten buvo kailių fabrikas ir kad Jonas Jurašas 89-aisiais, ieškodamas erdvės spektaklių Smėlio klavyrai, jis tiesiog prisijaukino tą kailių fabriką. Mes netgi vadinom savotiškai jį Tolminkiemiu pagal Donelaitį, nes ten veikėjas pagrindinis buvo Donelaitis. Ir dabar 35 metai ta mažųjų scenų erdvė su ilgaja sale, parketinė, teatro mokyklėlės erdvėmis, visos edukacinėm salėm, visos tos erdvės tarnauja ir dovanoja labai įdomius, unikalius tokius kūrybinius rezultatus. Smėlio klavyrai, Heda Gabler, Palata. Labai įdomus tikrai spektakliai. Dabar paskutinė premjera turbūt įvykusi Lygiosios trunka akimirka, kur spektaklis pagal Icchoko Homero novelę ypatingai sėkmingas. Atidaryk duris, labai jautrus spektaklis, kur su Afrika. Žodžiu, tos tokios netradicinės erdvės, jos išprovokuoja labai įdomų kūrybiškumą. Bet tų erdvių jau aš iš čia nematau. Ten jau reikia ieškoti kitų taškų. Tiesa. Aš esu paruošęs klausimą ir apie Smėlio klavyrus, bet tikriausiai tada galime judėti į mūsų pagrindinį filmavimo tašką ir tam pasikalbėti daugiau. Gilesnį pokalbį. Taip. O, kaip tik, žiūrėk, net neparuošta, nespecialiai paruošta, o tiesiog draugauju dabar su Juozu Budraičiu. Labai geras filmas išėjo dabar premjera, kaip tik teko garbė matyti. Smėlis tavo plaukuose. Smėlis tavo plaukuose. Nes keletas filmų išėjo. Ir labai gražu, kad
mūsų teatras švenčia gimtadienį gruodžio 19 dieną, tai kaip tik po gimtadienio ir kino teatruose pasirodo filmo premjera. Ten Jūratė Vanaitytė, Liubomiras Laucevičius, Juozas Budraitis, tiesiog, tobula istorija ir labai unikalūs, gražūs kūrybiniai darbai, vaidmenys. O čia originalas mūsų pirmojo spektaklio. Nuo čia ir prasidėjo mūsų teatro istorija, 20-ieji metai, gruodžio 19 ir šįmet 105 metai. Ir čia, manau, tai yra kita kosminis laivas, iš kur ir tiesiog susireguliuoja. Čia jums Laisvės alėja labai gerai matosi. Laisvės alėja matosi, bet paprastai, turbūt, nežinau, nemeluodamas sakysiu, labai retai matau ką joje. Pro langą pažiūrite. Nes matai daugiau problemas ir lūkesčius, negu staiga bėga žvilgsnis į tuos, kurie paskui ateina į teatrą. Nebent pamatau labai gražų vaizdą. Aišku, dabar to nėra, bet šiandien šaltoka diena, labai daug būna užsieniečių, kurie nepraeina pro teatrą, sustoja, fotografuojasi ir teatro pastatas matyt traukia ir dar labai sėkminga šita skulptoriaus Tado Vasyliaus skulptūra. Emocijos. Prieš 5 metus, 100 metų tada teatrui buvo. Kokią skulptūrą šiemet planuojate? Šįmet tikimės, kad jau nebebus jokių pandemijų nieko ir mes galėsime kūrybiškai švęsti ir išeina premjera Lietuviškos vėlinės pagal Adomą Mickevičių su režisieriumi Jakub Škvivanek. Iš karto išeina tai kameriniai mažojoje scenoje mūsų Mergaitės ir berniukai spektaklis, monospektaklis, kur aktorė Goda Piktytė monospektaklyje bus. Ir aišku, 105 gimtadienio proga bus labai gražus iškilmingas koncertas, pasaulinė premjera. Motiejus Bazaras, mūsų garsusis muzikas, kartu su teatro kompozitoriumi Giedriumi Kuprevičiumi ruošia ypatingą dovaną. Labai bus tiesiog. Ir jūs pats sakėt, dabar kažką pradėsit repetuoti, ar ne? Aš Lietuviškose vėlinėse repetuoju. Čia Rūta Staliliūnaitė, garsioji mūsų 20-ojo amžiaus aktorė. O čia Henrikas Kačinskas, tarpukario garsusis mūsų teatro aktorius. Ir tarsi taip juos kaip jungtį ir laikau, kad nebūtumėm nuo savęs istoriją pradedantis, o kad būtumėm garantuojantys, kad istorija garbingai tęsiasi. Egidijau, aš noriu pradėti nuo tokio naivaus klausimo, bet aš visada apie tai galvoju. Kai mes būname labai jauni, ar mes nujaučiam, ar įsivaizduojam, kad kuo mes būsim, kai užaugsim. Pavyzdžiui, kad jūs būsite teatro vadovas, vienas svarbiausių Lietuvos teatrų. Ar jūs turėjote tokią idėją? Kaip jūs įsivaizdavote iš viso savo gyvenimą? Man dabar pirma mintis, Silvija, tokia, kad mes čia dabar kaip ant kokios nors skraidomos lėkštės mūsų mažosios scenos būsimo spektaklio dekoracijos dalis. Bet kodėl aš paminėjau tą skraidančią lėkštę? Mano vaikystė Žemaitijoje, Tauragės rajone, Trumpininkų kaime, taip labai dabar prasminga Trumpininkų kaimas, čia jau su Trumpu nieko bendro neturi, tik tai šaknį, trump, bet yra ilgas kaimas taip išsidėstęs, aišku dabar jis yra išnykęs beveik. Ir kai važiuodavau į Dzūkiją, turėjau sodybą Marcinkonyse, ir važiuojant į sodybą pravažiuodavau Ilgininkų kaimą, kuris buvo labai trumpas. Tai aš galvoju, mano vaikystė buvo dabar ilga kelionė ant tos skrendančios lėkštės, tarsi skrendant į praeitį, buvo ir labai tokia užspausta savotiškai, labai limituota galimybėmis, bet labai dosni vaizduotė. Ir ta vaizduotė man nedovanodama išsipildymų, kad aš negalėjau lankyti kažkokių meno mokyklų, kažkokių būrelių, nes mokiausi kaimo mokykloje, kur buvo labai visko, ne per daugiausia, bet buvo knygos. Buvo ypatingai graži gamta ir buvo vaizduotė, kuri gimdė idėjas, o tos idėjos gimdė begalinį ilgesį. Ir pamenu, aš vaikystėje labai svajodavau, labai prisigalvodavau įvairiausių planų, bet turbūt, kad būtų tose planuose teatras,
scena. Aktorystė atsirado galbūt kaip mintis kokio 6 klasėje, bet taip tik tais tokia vaikiška mintis šmėstelėjo pamačius Klaipėdos dramos teatre spektaklį ir pagalvojus, kad kaip gera būti scenai, koks tu esi kitoks, į tave žiūri. Kažkodėl buvo nuo mažens dėmesio stoka, vis norėjusi, kad aš būčiau, čia prigimties turbūt dalykai, kad būčiau centre ir kad apie mane tarsi suktųsi pasaulis. Bet kad pateksiu į tuometinę Lietuvos konservatoriją, dabartinę teatro ir muzikos akademiją, kad gausiu gerą išsilavinimą, kad pateksiu ir paties režisieriaus Jono Jurašo dar studijų metais būsiu pakviestas į jo statomus Smėlio klavyrus, į pirmąjį spektaklį. Ir kad čia bėgs visas mano gyvenimas Nacionaliniam Kauno dramos teatre, aš tikrai nesvajojau ir esu labai dėkingas likimui už tokią dovaną, kuri taip, netikėtai vis išsilanksto, plėtojasi ir tiesiog tikrai likimas buvo dosnus. Ir ačiū Dievui, kad kažkas pavyko, kad šiandien teatras yra reikalingas, kad yra gyvas, kad jis yra įdomus, kad jis provokuoja mąstymą, provokuoja pilietiškumą, atsakomybę už savo laiką, kad trupė yra labai universali, unikali, kad visi specialistai iš ties yra pajėgus atliepti į mūsų iš pasaulio vis dažniau atvykstančių didžiųjų kūrėjų kūrybinės užgaidas. Tai tiesiog kartais širdis dainuoja ir susitapatina su tais vaikystės svajonėm ir tais ilgesiais, kurie po truputėlį išsipildė su kaupu. Materializavosi. Taip. Kai aš sakau pavadinimą spektaklio Smėlio klavyrai, kokios pirmos asociacijos jums yra? Nes tai yra pirmas jūsų spektaklis, kur vaidina. Išsipildymo tokia gerumo emocija užlieja, nes būnant 4 kurse kviečia į teatrą. Atvažiuojame čia, vasario 1. Staiga Jonas Jurašas, Rūta Staliliūnaitė, Kęstutis Genys. Tokie žmonės, kurie tiesiog iš televizijos buvo žinomi iš sekant jų kūrybinės istorijas, bet žmonės, į kuriuos nedrįsai lygiuotis. Ir jie tampa po truputėlį tavo bendrakūrėjais, tampa kolegomis. Tu su jais išgyveni tą kūrybos paieškos bendrą kažkokį procesą. Tas bendras nervas spektaklio tave perima. Ir tu po truputėlį jautiesi su jais vienis. Ir kaip indai kažkokie persipildantis vienas į kitą, tu dovanoji kažkokius tokius impulsus, priimi juos. Ir vyksta tolygus bendravimas. O paskui 90 metai, tai tiesiog viskas griūva ir viskas kuriasi. Ir Smėlio klavyruose užkoduota dvasinė archeologija. Ieškom tai, kas vertinga, į ką galima atsiremti, į ką galima drąsiai projektuoti, per ką galima projektuoti dabartį ir ateities gyvenimą. Ir tas spektaklis ne tik padovanojo labai gilias kūrybinės patirtis, nuostabius buvimus šalia tokių garsių kolegų, bet tuo pačiu padovanojo ir galimybę pavažinėti po prestižinius pasaulio festivalius su tuo spektakliu, bet ir padovanojo turbūt tą nesibaigiantį valstybės kūrimo džiaugsmą. Nes šiandien žiūrint atgal, taigi 35 metai, kaip ir vyksta būtent nepriklausomos Lietuvos kūrimo procesas, kuriame sąmoningai man likimas ir leidžia dalyvauti, vis duodamas didesnių atsakomybių. Tai yra ypatingai geras malonus jausmas nuo Jurašo atsispirt, nuo to bekompromisio, tokiom vertybinėm idėjom apsėsto kūrėjo, kuris
būtent per filosofinę, poetinę metaforą jis sugeba išsakyti tą idėją. Tai daugybė dalykų, kurie iš tikrųjų man tiek kūrybiniam, tiek pareigybiniam ir tiek kaip žmogui asmeniniam gyvenime man labai labai padeda. Paminėjot žodį archeologija, jis labai turbūt tinka tam spektakliui, nes nežinantiems ar nemačiusiems ar neprisimenantiems ten buvo pilna smėlio, ar ne? Taip, tikras smėlis, virš 6 tonų smėlio, ilgoji salė tuomet buvo per visą ilgį ir tai buvo tarsi iš už smėlio, iš smėlio išnyrantis praeities tokie atsiverimai, tokios atodangos. Ir iš ten Donelaitis su Ana Regina, iš ten Poška, iš ten Mažosios Lietuvos skaudi istorija, iš ten būtent tai, ką tarsi smėlis bando užpustyti. Ir ten finalas buvo ypatingai gražus, kad byra kompozitoriaus Vidmanto Bartulio skamba muzika ir labai tokia prasminga giesmė, plačios lentos ąžuolinės, šitas laivas paskutinis, kur guliu, ten guliu, pėdos užbertos smėliu, o byra rugiai. Ir tie rugiai byra kaip mana, kuri ne tik maitina, bet kuri ir yra gyvybės simbolis. Nes kad ir smėlyje sudrėkia rugiai, jie tampa želmeniu, tampa perspektyvoje duona. Viskas simboliška. Tai labai simboliška, labai prasminga ir tikrai spektaklis, kurio niekaip negali pamiršti. Kaip aš mėgstu poeziją ir kai skaitai poeziją, yra vienas patyrimas, bet kai tu sukūrei eilėraštį, o čia ne eilėraštis, o visa poema, tarsi tu būtum sukūręs poemą, jautiesi tokio, na, nežinau, dydžio, maštabo, reiškia, kūrybinio proceso dalimi. Tai labai toks neišdildomas potyris, kuris dovanojo sąlytį su amžinybė, nes kiek giliau tarsi tu į tą smėlį, į praeitį, tiek tu aukščiau į idealą, į absoliutą, į vertybės. Ir ta vertikalė tiesiog jinai labai, labai daug ką pakeitė manyje kaip žmoguje. Ir galbūt netgi daug man padėjo išsaugoti savyje tai, ką kaimo vaikas sovietmečiu, o mūsų šeima buvo ir labai religinga, praktikuojanti, buvo labai aiškios, na, tiesiog savokos buvo suprantamos, kas yra partizanai ir kas yra stribai, kas yra nepriklausomybė ir kas yra okupacija. Tuo metu mes vaikai labai gerai žinojom, nes mano šeima buvo tokia, kuri tai labai giluminiai patyrė, reflektavo ir labai tą saugo. Ir kas yra gražu, tarsi paprasti žmonės, bet visa turbūt mūsų istorijos didybė ir yra, kad tą istoriją saugo, tradicijas, visą kitą saugo būtent paprasti žmonės. Šeimos. Taip, šeimose visą tai turi tą testinumą. Tai man kažkaip ir padėjo tie smėlio klavyrai išsaugoti savyje ir idealizmą ir nebijoti tą idealizmą netgi, na, tokiu metu, kada tu esi jaunas ir norisi į kažką lygiuotis, būti kažkokiu ten jau kitokiu, nebijot ir tada su tuo idealizmu per spindinčias akis, per kažkokį naivumą, kartais gal tokį primityvizmą tarsi, prabilti į aplinką. Ir šiandien, jau būdama žilo plauko žmogumi, suprantu, kad tai, nežinau, kiek kam dovanojo tie dalykai į aplinką, bet kad man dovanojo tą kažkokią ramią vidinę būseną, kad man nereikia blaškytis, o kažkaip man gera savo pasaulyje. Ir aišku, visokių yra
Ir paklydimų ir klaidų tai natūralu, bet aš jų ir netgi klaidų nebijau, nes klaidos išsiaiškintos, jos irgi mane kaip žmogų augina, teikia visai kitą patirtį. Tai smėlio klavyrai man atrakino labai daug. Aišku, atrakino ir ypatingai gilę, gražią, prasmingą bičiulystę su pačiu režisieriumi Jonu Jurašu, su dramaturgė, rašytoja Aušra Marija Sluckaitė Jurašienė, su jų sūnumi Joriu Jurašu. Ir taip po 35 metus ir tęsiasi ta tokia prasminga, kūrybinė bičiulystė, auginanti mane, auginanti. Ir esu labai dėkingas jiems, kad jie taip priėmė, įsileido ir kažkaip pajuto, kad tai, kas jiems svarbu, ir man yra svarbu. Ir tokia tarsi estafetės tąsa netgi ir teatre, ir scenoje. Tai yra prasmė. Dabar iš praeities šiek tiek nusikelkime į dabartį ir esate žinomas kaip teatro vadovas, kuris įsileidžia ir rūpinasi jaunais kūrėjais. Kokią vietą jūsų teatre užima eksperimentinis teatras? Ir kokie principai jūs veda išdrįsti, duoti tą šansą, pabandyti ir palaikyti jaunuosius kūrėjus? Teatre laikas bėga labai greitai ir teatre laiko savoka yra labai tokia metaforiška. Šiandien atrodo, tik atėjome, o pasirodo jau esame tame teatre 35 metai ir jeigu širdyje dar jaučiamės esą tarsi vos ne jaunosios kartos atstovai, pamatome, kad jau esame visai prie tos brandos linijos, kurie greitai tapsime geriausiais teatre. Tai labai vertinu visada istoriją ir žinau, kad niekas iš niekur šiaip neatsiranda. Dėl to man praeitis yra labai brangi. Ir paprastai teatrai nešvenčiagi savo gimtadienių, bet mes švenčiame kiekvieną mūsų teatro gimtadienį ir tai darome sąmoningai, kad giliau ir giliau suvokti, kad ne tik tai, ką mes darome, yra labai svarbu, bet kad labai svarbu yra tai, ką kiti darė prieš mus. Ir tada, kai tu suvoki save kaip jungiamąją grandį tarp to, kas buvo, ir to, kas turi būtinai tęstis, tu nenori atsigręžti jaunus žmonės. Nes jie, anot to Čiurlionio pasakoje minimo suolelio pasiuntiniams paskirto, jie su savo idėjomis, jie su savo maksimalizmu, jie su savo drąsa, jie su savo tokiu bekompromisiu noru maksimaliai degti scenoje, jie jungiasi į mūsų gretas. Ir man visada skauda, ne tik kaip vadovui, bet kaip teatro žmogui, kaip kūrybos žmogui, kad tie jauni žmonės dažnai jie beldžiasi į duris, langus, jie apeliuoja į tavo sąžinę, kad jie turi teisę irgi į kūrybą. Bet tu negali visų irgi poreikių patenkinti. Čia turbūt gal yra irgi problema, kad ne visada yra subalansuotas paruošiamų jaunųjų menininkų ir galinčių valstybinių teatrų atliepti į poreikį, į tą gausą, kurie beldžiasi. Vėl galbūt, dauguma nori likti pabaigę studijas Vilniuje. Kaunas dar yra labai geroj tokioj geografiniai erdvėje, iš Vilniaus atvažiuoti į Kauną nėra taip sudėtinga. Tai mes tikrai jaunų žmonių nestokojam, bet labai norėtųsi, kad turėtumėm vien tik atskirą erdvę, kurioje galėtų jauni žmonės susibūrę ir kurt. Juk čia kalba eina ne tik apie aktorius, režisieriai taip pat, ir scenografai, ir kostiumų dailininkai, ir kompozitoriai, video meno menininkai, šviesų dailininkai, grimo specialistai. Visi yra, jaunoji karta irgi turi visų specialybių atstovus, kurie susėję galėtų ieškoti savo kalbos. Kiekvienas laikas turi savo kūrybinę kalbą. Ir jeigu dažnai man žiūrovai vyresni ir sako, ai, jūs čia kažkokius ten vėjus darote, kažką ieškote, kam to reikia, o tai yra prasminga. Tai kartai taip, jie supranta tokią kalbą.
Juk dabar jauną žmogų gražinkime į kokius nors ten 80 metus, kai Jonas Vaitkus ar Jonas Jurašas darė tuos savo garsiuosius spektaklius, kur buvo tiesiog ištobulinta Ezopo kalba, viskas kalbama metaforomis. Ir tuo metu žmonės puikiausiai suprato, kas ką reiškia. Ir skaitė tuos ženklus. Dabar jaunoji karta to neišskaitytų. Nesuprastume. Taip, bet jaunoji karta turi visai kitus dabar savo žodžius, savo simbolius, savo savokas. Ir jie turi teisę į tai, nes jų laikas yra. Ir tuo gražus ir yra tas kūrybos, čia ne tik teatro, bet visos kūrybos turbūt virusas, kad jis įtraukia vis tuos jaunus žmonės, kurie turi tas vertikalės, jie turi tą pajautą, kažkokį ryšį su tuo didžiuoju kūrėju, su tuo absoliutu, jie išgirsta kažkokius impulsus ir jie prapliūpsta savo kažkokiu tuo kūrybiniu sprogimu. Didžioji dalis nesupranta, bet tam ir yra tie vienetai kūrėjai, kad jie čia plėtotų savo idėją, o jau mes, sakykime, tą visą poreikį savo tenkinantį žiūrovų daugumą galėtumėm lukštenti ir gauti peno ir eiti paskui tuos pasiuntinius, kurie ir veda į naujus atradimus, į naujus šviesos kalnus, viršukalnes ir patys mes be jų mes neužliptumėm. Jie ir yra mūsų tikrieji, tie tokie lyderiai, vedliai, kuriuos mes kaip savo dvasios kažkokius gurų pasirenkam, nes tai yra dvasinė kelionė. Tai nebijau eksperimentuoti, o tiesiog džiaugiuosi ir stengiuosi kaip galima daugiau atliepti ir turiu tą gražią idėją Mažųjų Senų kiemelėje, kad atsirastų, nes faktas jį tokia istorinė, romantiška, labai labai provokatyvi tokiai netradiciniai kūrybai, bet ji nėra patogi. Tengi vis tiek kailių fabriko erdvės. Ir jeigu mes ten galėtumėm sukurti tokią vos ne didžiosios scenos lygio juodąją dėžutę su visom techniniam galimybėm, kad būtų kelios eksperimentinės erdvės, kad ten pastovus avilys tų laisvųjų menininkų. Mes kalbam šiuo atveju apie jaunus žmonės, bet jaunystės apibrėžtis turbūt čia yra irgi sąlyginė savoka, nes kūrėjas jis pastoviai esantis kūryboje žmogus, jis visada yra jaunas. Ir, pavyzdžiui, režisierius Jurašas Smėlio klavyrus darė būdamas vienokio amžiaus, sakykime, bet po 12 metų jis darė spektaklį, būdamas jau 70 kelių metų brandus menininkas, stato spektaklį jaunimui Balta drobulė. Ir tas spektaklis iki šiol tebėra aktualus tarp jaunų žmonių. Tai čia ne amžiaus problema, čia yra būtent, kaip pasakyti, ėjimo su laiku, savo kūrybos ženklų sugebėjimas tiesiog verst tos kartos kalba, kuri ir skaito. Tai kiek yra laisvųjų menininkų, kurie irgi tokioje erdvėje turėtų teisę kurti, ieškoti. Ir ta sinergija tarp bepradedančiųjų ir tų į etatus nenorinčių įsispraust jaunųjų arba vyresniųjų menininkų, ta kūrybinė sinergija, ji gali dovanoti labai įdomius eksperimentus. Ir tai nėra didelės investicijos, bet jos būtinos pagaliau Lietuvoje, nes ypač Kaune, kur yra kūrybos miestas, kur yra visos mūsų menų rūšių šaknys būtent čia, Kaune, tai kažkaip turiu vilties, kad kažkada pavyks prasiskverbti į tų mūsų vadovų, politikų kažkaip tokias labai blokuojamas valios erdves ir jie palūš ir sakys, puiku, darom. Tai norėčiau, kad tas įvyktų ir tada galėčiau tikrai atsidusęs sakyti, tikrai kažkas pavyko. Bet ar matote publikoje, kad ateina tie svarbus žmonės iš politikos, kad jiems įdomus yra teatras? Nes tai, kad jie išgirstų, tikriausiai reikia, kad jie vartotų, ar ne, tą produktą. Čia yra toks sudėtingas klausimas.
Juk visi mes į tą politiką ateinam iš visuomenės. Visa visuomenė, ji tiesiog reflektuoja, gyvena menu. Teatras yra tokia meno rūšis, kur labai lengvai yra suprantama, priimama, nes jie apjungia visas meno rūšis ir toje sintezėje vis tiek tu rasi, kas tave giliau paliečia, kas tave prakalbina. Bet kai iš tos jau vartotojų visuomenės tampama politikais, tai labai pasikeičia kažkaip ir žmogaus povyza, ir jo kalbos maniera, ir žodynas, ir atsiranda daugiau tų žodelių, kurių aš nemėgstu, žodelių ne. Ir tas žodelis ne, jis iš tikrųjų ir pradeda kelt kažkokias, auginti ribas, blokuoti procesus. Man žymiai labiau patinka kitas pasakymas. O kodėlgi ne? Kodėlgi ne? Nu, pabandykime taip, pradėkim. Ir procese viskas darosi. Tai vat politikai dažnai, tiesiog ar nesugebėdami įsigilinti, ar nepasitikėdami ir savo kažkaip įtaką ar toj atstovaujamoj partijoje, ar atstovaujamoj valdančiojoje koalicijoje, jie daug pašneka, daug pažada ir mano patirtis su politikais yra jau tiesiog didžiulė ir labai mažai tai yra teigiamų patirčių, labai mažai teigiamų patirčių. Nes ir pats buvote Kauno miesto taryboje? Aš esu, bet čia dar dabar šitoj kadencijoje esu, bet čia toks politikavimas, politika be politikos, nes mes esame opozicijoje, o mūsų mieste kultūra visada yra jau labai ribotai suprantama mūsų aukščiausių miesto vadovų ir tuo labiau, kad mes esame jau ministerijos steigime, o ne miesto savivaldybės pavaldume, tai čia tos takoskyros yra didžiulės ir dar priedo aš esu opozicijoje, tai labai gaila, bet savivaldybė niekuo nepadeda, o tiek turime gražių idėjų ir jų kam turime, ne tik dėl savęs, bet turime miestui ir visam tam regionui. Juk mes patys ar taip mes vis tiek išgyvensime, bet kai žiedas yra laistomas, jis gauna gerų injekcijų iš aplinkos, gauna saulės ir gero deguonies ir trąšos, tai tas žiedas yra visai kitokio žydėjimo intensyvumo. Tai labai gaila, bet dažnai mes visas neprofesionalaus meno laukas esame paliktas tokiai saveigai, išskyrus, aišku, Europos kultūros sostinės laikotarpį. Čia miestas buvo prisiėmęs įsipareigojimus ir jis tikrai garbingai, bet taip padarė ta unikali komanda, kuriai vėl buvo čia didžiausia turbūt nuodėmė, kas įvyko po Europos kultūros sostinės ir didžiausia nelaimė Kaunui, kad tą branduolį, kuris turėjo unikalią patirtį, leido jiems išsivaikščioti. Reikėjo iš jų kurti kažkokį tai kultūros departamentą, kad būtent jie ir būtų atsakingi už Kauno kultūros ateitį, nes nebuvo srities ar saviveiklinis mėgėjų menas, bendruomenės, visi liaudės meno kolektyvai, o nekalbant jau apie profesionalų meną, visi turėjo sąsajas, visi turėjo savo kuratorius, visi turėjo savo viziją ir visiems atsivėrė prasmė, ne tik, kad man tai yra svarbu, bet svarbu, ką daro kolega, svarbu, ką daro kitas. Žiūrovui pasidarė įdomu, kas čia vyksta, kas čia darosi. Ir ne tik dėl pramogos, bet dėl to, kad tai iš tikrųjų mane inspiruoja, mane augina kaip asmenybė. Tai man labai gaila, kad čia tikriausiai slepiasi amžina politikų baimė, kad minia netaptų individais, netaptų asmenybėmis, nes tuomet su jais labai sudėtinga. Jie yra tada
prisimantis atsakomybę, jie yra diskutuojantis, jie yra keliantis klausimus, nepatogius klausimus. Ir čia politikai tada jau lūžta. O atėjus į politiką, matyta, nesinori iš jos išeiti. Ir gaila, kad norisi joje būti, dėl patogesnės turbūt pragyvenimo kokybės, o ne dėl tų nesibaigiančių idėjų srauto. Žinot, negalima sakyti, daug gerų dalykų vyksta daug dalykų vyksta, bet matome, kad galėtų vykti žymiai daugiau. Ir lengviau. Ir pagarbiau. Ir taip jungiant, vienijant. Nes jeigu Kaunas, ne dėl to, kad kaunasi, o kad reiškia, kad kažkaip tarsi traukia, sueina. Ir taip gimsta dalykai, kurie yra įdomus ne tik visai Lietuvai. Šiandien mes matom, bendraudami su iškiliausiais pasaulio teatro meno atstovais, mes matome, kokie mes esame jiems įdomus. Jie tolygiai kalbasi su mumis. Mums nebereikia įrodinėti, kad mes galim, kad mes norim, kad mes būsim suprasti, kad publikai to reikia. Jie jau dabar po truputėlį beldžiasi, nes mato visai kitas kūrybos galimybės, negu jau išsemtas tas kūrybos galimybės vakaruose, kurios savo laiku kažkada jos buvo labai inovatyvios, bet dabar jos tarsi jau yra akligatvėje. Taip kad mums reikia tikrai sudaryti unikalias sąlygas profesionaliam menui, nes profesionalus menas nėra vien tik tais dėl savęs. Jis tikrai, mes labai daug injekcijų duodam ir į mėgėjišką meną. Kiek mes per edukacijas išeiname į mokyklinių teatrų, dramos būrelių lygmenį. Ta edukacija, ji tiesiog atskleidžia kūrybos paslaptis ir visai nesvarbu, ar jis bus teatralas, ar jis bus rašantis, ar jis bus piešiantis, ar jis bus lipdantis. Bet kūrybiškumas visur yra bendras. Taip, kad mes tikrai, yra menas, kūryba yra bendruomenės širdis, apie ką ir turi būti lipdomas visas mūsų prasmingas gyvenimas. Kokia jūsų patirtis dirbant su režisieriumi amžinatilsiu Robertu Vilsonu, nes mes planavome iš tikrųjų žurnale paimti interviu, bet nebesuspėjom. Gal jūs galite truputėlį papasakot apie... Unikali patirtis. Aš tiesiog esu, jau pasikartosiu, bet už tą pažinties dovaną esu labai dėkingas Gintautui Kėvišui, kuris pakvietė į privačią vakarienę pas save namuose, kuri buvo ir daroma Roberto Vilsono garbei. Ir mes buvom tik tais keletą žmonių ir tiesiog taip visi likiminiai keliai susipynė, taip pasiteisino, kad kažkokia pasitikėjimo iš karto vertikalė vėl pervėrė mūsų bendrystę. Ir po trumpų susirašinėjimų jis labai greitai jau išsianalizavęs patikimumo ir mano ir kaip vadovo ir teatro kaip po kūrybinės erdvės patikimumo garantijas jis perdavė savo agentams ir prasidėjo kelionė, kuri ir apsivainikavo Dorijanu. Visada buvo tiesiog iš tylos ir iš tikrumo gimstanti pirma frazė, pirma bendrystė ir tas visas bendravimas visada buvo labai subtilus, labai pagarbus, labai gilus. Nieko jame tarsi nebuvo specialios kažkokios prasmės, kaip aš čia kartais kalbu ir tokia tarsi, atrodo prasmingai. Pas jį viskas taip paprasta, bet taip tikra, kad tu žinai, kad va čia šią akimirką nuo akmens yra nuskeliama tai, kas skulptūrai ir nereikalinga. Ir tarsi lieka toje bendrystėje prasmės skulptūra. Dėl to labai greitai su juo nueini į rezultatus. Visa kūrybinė komanda su juo dirba tokiu irgi
atviru pasitikėjimo grindžiamu bendravimu ir labai pagarbiu scenai. Iš ties didžiulė netektis to žmogaus išėjimas, kai dar birželyje jis čia kelias savaitės repetavo, o repetavo žinodamas, pasirodo, savo diagnozę, žinodamas savo išėjimo preliminarų laiką, jis nei jokią emociją jis to neparodė, jokių signalų nedavė, kad čia kažkokie tai paskutiniai kartai. Niekas nežinojo. Niekas nežinojo. Žinojo tai, kas, sakykime, bet aš pats nežinojau irgi. Nors buvo siejamas mūsųgi visas kūrybinis, perspektyvinis procesas. Bet jis kaip testamentą darė scenas, užfilmavo ir žinojo, kad jo komanda pabaigs tuos jau paskutinius potėpius. Ir jis, man dar visuomet, jis žmogus mirė, atrodo, amžius 84 metai, tarsi nugyvenęs gyvenimą, bet žmogus, kuris visada išliko labai labai jaunas, visada žingeidus, visada nustebęs, visada ieškantis ir sugebantis džiaugtis tuo atradimu, visada tarsi tokia eureka kažkokia pas jį. Ir jis tuo, kaip vaikas, mokėjo dalintis, bet taip vėl ne į emociją išeidamas, bet sugebėdamas labai labai aiškiai iškomunikuoti pagrindinius džiaugsmo tuos kampus, atradimo kampus, kad iš karto visi kaip prie deimanto randa savo sąlytį ir žino, už ko kabintis. Tai man žavu buvo, kaip kai pasiūliau jam mūsų Oskarą Milašių pavartyti ir gal jo kūrybos motyvais būtų galima sukurti jo autorinį spektaklį. Aš taip tikrai nesitikėjau tokio jo iš karto suklusimo, o jam Oskaras Milašius buvo nežinomas. Ir jam iš karto pasidarė žingeidu. Paskaitė, užsikabino, akis. Iš karto pavedimas jo asistentui Čarlzui, kuris dabar ir bus atsakingas, kaip po jau režisierius pabaigti spektaklį 7 vienatvės. Iš karto užduotis, kadangi jis prancūziškai laisvai kalba ir skaito Čarlzas, išsianalizavo visą Oskaro Milašiaus kūrybą. Ir tas procesas labai intensyvus, greitas, bet jis toks turiningas, kad, aš daug gyvenime kaip aktorius turėjau režisierių. Galbūt kažkuo man panaši sąsaja yra Jono Jurašo su Robertu Vilsonu, kurie pasirodo irgi buvo pažįstami dar nuo Jurašo išvarimo iš Lietuvos laikų ir jie buvo susitikę, jeigu neklystu, Miunchene. Taip kad tai yra tie didieji kūrėjai, kurie iš tikrųjų alsuoja jau to didžiojo kūrėjo kažkokiom tai idėjom, užduotim šioje žemėje ir jie atlikę tai ir išeina be tragedijos, išeina ramiai, tarsi pasakę atliktą, savo misiją įvykdžiau, dėl ko atėjau, tą padariau ir išeinu su savo unikalia energija į visai kitas erdves. Labai, labai, labai ilgo ir labai keistas jausmas žinoti, kad Bobas, kaip mes taip ir niekas nevadinam jo Roberto, o Bobas, kad Bobas yra visai kitoj erdvėj, kitoj dimensijoje, bet labai jaučiam jautriai, kad jis yra. Ir tas atotrukis, fizinis atotrukis duoda tokį kažkokį dvasinį artumą. Ir vėlgi jis labai taip tyliai ir kviečia likti ištikimiem būtent kūrybos principam, likti ištikimiem bekompromisiam, tokiam idealo įgyvendinimui. Kviečia likti ištikimam, o ne besimėtančiam. Taip kad čia vėl tokia
graži jo dovanojama dovana. Kaunui ir visai Lietuvai, ar ne, tikriausiai. Taip, ypatingai tiem, kurie mes taip arti prisilietėm. Nėra žmogaus, tu gali būti pavargęs, išsekintas jau jo nuo to maksimalizmo, bet tu jautiesi laimingas, nes tu supranti, kokiam procese dalyvauji, kokia yra Dievo dovana teatrui jo buvimas, nes jis apvertė santykį į kūrybą visų, ne tik tais kūrėjų, bet visų sceną aptarnaujančių, gamyboje dalyvaujančių žmonių. Visi yra pajungti į kūrybą ir jie visi jaučiasi esą tolygus kūrėjai, o ne tik tie, kurie yra scenoje. Čia kai tikras meistras, ar ne, ateina ir viską sudiriguoja tiesiog natūraliai. Taip, viskas tampa orkestru ir visai nesvarbu, kokiam artume nuo dirigento yra tas instrumentas, ar jis yra galbūt dėl erdvės stokos, jis už užuolaidos yra, jo niekas nemato, bet tu žinai, kad jis yra. Ir laiku jisai suskambės. Aš žinau, kad ne tik jūs irgi diriguojate teatrą, bet ir tiriate, kadangi vienas iš tų tyrimų turbūt pagrindinių, tai yra dramos teatro žiūrovų kultūrinio sąmoningumo saviugda. Tai čia buvo jau prieš 10 metų beveik, ar ne? Pakomentuokit, ar pasikeitė tyrimų rezultatai, ar jie keičiasi, kokie jie iš tikrųjų buvo ir ką dabar matot praėjus 10 mečiai, kuria linkme mes judam su savo sąmoningumu teatro scenoje, salėje, gal taip. Taip atsitiko gyvenime, kad nuo pat pirmų teatre buvimo metų ir buvau įtrauktas į dėstytojavimus įvairiuose universitetuose, pradžioj, netgi tame dar SM, kai jis kūrėsi, o turbūt paskui beveik visuose universitetuose esu turėjęs kažkokias tai įvairias programas ir man visada mokslas ir menas, kultūra ir švietimas mano suvokime tai yra tokie susisiekiantys ir vienas kitą auginantys, papildantis indai, įrankiai, kurie vienas kitam padeda ir net nežinau, kas yra pirmiau, ar kultūra, ar švietimas, ar pirma švietimas, kuris į kultūrą perina, bet ne tai svarbu turbūt. Svarbu yra tai, kad tos sąsajos yra. Ir man ta edukacija, kurią mes jau kaip teatro vadovų būnant prieš 15 metų pradėjome, tarptautinį festivalį jaunimui Nerk į teatrą, buvo įdomu ne tik dėl žaismės, o dėl ugdomojo būtent principo. Ir taip visai netyčia rutuliojosi tema, kuri labai atrodo aišku. Kaip tai? Faktas, kad jeigu aš reflektuoju spektaklį, tai kažkokie procesai manyje vyksta. Jeigu aš stebiu spektaklį, netgi aš jį gal nepriimu, atstumiu, bet tai irgi vyksta procesai. Ir aš tarsi to sąmoningai čia neanalizuoju, bet saviugda vyksta. Ir kas man svarbiausia, sąmoningas žmogus. Tai tas kultūrinis sąmoningumas, to sąmoningumo branda, tas kismas, kaip menas mane verčia keistis, iš ties buvo aišku, kad taip vyksta, bet įrodyta nebuvo. Ir kažkaip čia bičiuliai paragino, iš akademinio pasaulio bičiuliai paragino stoti į doktorantūrą, tikrai atrodė man nereikalinga, nei ką. Bet tie 4 metai man buvo labai įdomus, ypač pirmi 2 metai, kada reikėjo lankyti paskaitas, reikėjo laikyti egzaminus, reikėjo laikyti labai daug visokiausių seminarų ir kai tu jau turi savo gyvenimišką ir profesinę patirtį, turi kažkokias sėkmes, kai tu tarsi jau daraisi žinantis, tu susiduri su dalykais, kurie tau yra nauji. Ir tu pasidarai labai ribotas. Man tas jausmas labai patiko, nes tu vėl grįžti į išeities tašką. Tu atrandi labai daug savo nežinomųjų, tuo pačiu labai daug žingeidumo ir tokios traukos eiti paslaptį į gelbę ir daug atradimo džiaugsmo. Tai ką atradote tame žiūrove? Tai žiūrovas paliudijo labai paprastą dalyką, kad tie per meną kismo procesai yra nesibaigiantys. Ir mums atrodo, kad oi ne, čia tikrai ne man, ne ta. Norom, nenorom, mes susitikę su tikru menu, išgyvenę, jį patyrę, jo
jo poveikį, mes nesąmoningai tampam kitokie, gilesni, prasmingesni, vertingesni. Mums po truputėlį atsiranda čia kaip fizinis skonis, jeigu tu niekada neragauji, na, sakykime, vartoji tik cukrų, bet nevartoji medaus. Pavartojęs medų, tu supranti, kad tai visiškai natūralus produktas ir kad jis su kava, su tavo arbata, jis yra žymiai skaniau. Ir tada tu pradedi jau subtiliau visus tuos dalykus. Tai dvasiniuose dalykuose yra dar įdomiau. Tu po truputėlį pribręsti taip natūraliai prie operinio dainavimo, prie operos sampratos, kas atrodo, jeigu tu nesi vartotojas, tai čia kažkokia nesąmonė, plyšauja, prie baleto. Tu pradedi kūno kalbą skaityti kaip poeziją, kaip kažkokį tai naratyvą užkoduotą. Tai iš tiesų buvo tie tyrimieji procesai buvo labai įdomus. Paskui jau, sakykime, kai jau tu turi rezultatus ir juos reikia beveik 1,5 metų rašyti, paskui ten jau visas tas gynimo procesas, kol ten praeini visus komitetus katedrinius ir jau kol prieini prie gynimo dienos, jau visą tai taip pasidaro, tie atradimai tokie jau vakarykščiai ir nebeįdomus ir nebekūrybiški. Bet jau tada sukandęs dantis turi visą tą procesą pabaigti iki galo. Nežinau, kam to reikėjo, bet tikrai pakeitė santykį į edukacijas labai. Ir mūsų kūrybinės visos programos, ypač vaikų ir jaunimo spektaklių kūrybinė programa, ji tikrai pasikeitė ir ji dabar yra minimaliai pramoginio turinio, to tokio žaidybinio, kas irgi labai svarbu, nes tie žaidybiškumai irgi provokuoja kūrybiškumą ir tą tokią žaismę, kuri reikalauja susikurti taisyklės. Tie dalykai yra labai prasmingi, bet nuvedė mus ir tokio giluminio ugdomojo edukacinio kūrybinio proceso keliu, kas tikrai visiems yra įdomu. Ir kitą metą mes jau tarsi tą edukacijų tokį procesą išbaigę atsigręšime į žmonės su įvairiom negaliom, į jų įtraukti į teatro pasaulį, ir į kūrybą, ir į kaip žiūrovų. Žodžiu, tai yra nesibaigiantį kismą dovanojantys, reiškia, to būtent ir kultūrinio, ir kūrybinio sąmoningumo rezultatai. Vat jie įtraukia ir veda ir vis dovanojo kažkokią labai malonę tokią nuostabą. Ar jūs liudijate, kad keičiasi ta auditorija, kad jis sąmoningėja, kad žmonės, aišku, neįmanoma turbūt pamatuoti, kaip jie reflektuoja spektaklį savyje, bet kažkokie ženklai galbūt išduoda tai? Išduoda, tai dar tai galima sakyti turbūt, kad vis tiek aš buvau paskirtas laikinai vadovauti teatrui, bet tas laikinai jau dabar yra 18 metų ir aš, sakykime, jau galiu irgi stebėti procesą. Ir matosi labai, kaip keičiasi mūsų visas repertuaras. O repertuaras keičiasi dėl ko? Ne tik dėl mūsų sąmoningumo ir brandumo, bet keičiasi ir dėl žiūrovų poreikio, dėl jų jau subrendimo rimtom temom, tokiem, iššūkius keliantiem spektakliam. Tai tikrai mūsų auditorija kinta. Faktas, kad mes nesukursim tobulos visuomenės. Čia labai gaila, aš jau su savo gyvenimiška patirtim turiu konstatuoti liūdną faktą, kad mums pakeisti pasaulio nepavyks. Bet aš vėl tikrai žinau, kad tiek, kiek mes būsim sąmoningesni, atsakingesni, brandesni, kiek mes patys save pakeisim, tiek bus apie mūsų sukantis pasaulis pasikeitęs ir tai dovanos visiškai kitokius susitikimus, projektus, procesus ir išsipildymus. Ir čia man tai yra tokia įtrauktis, kuri mane vis dar traukia ir žavi.
esate labai užsiėmęs žmogus ir įspraudėme tinklalaidę irgi tarp darbų, nes pirmadieniai labai turbūt labai intensyvi darbotvarkė. Ir aš esu viename interviu skaičiusi, kad jūs tarsi atradote savotišką tokią sistemą, kuri veikia jums. Kaip nepersidirbti, kaip viską padaryti, kaip nedaryti, kas yra įdomu, kad ten yra pasakyta, pacituosiu, kad nedarote tokios, nebrėžiate ryškios linijos tarp darbo ir asmeninio gyvenimo. Čia yra ta paslaptis ir kaip įmanoma taip ir galbūt kas žiūrės šitą tinklalaidę irgi galėtų nusikopijuoti šį planą ir nuveikti daug dalykų per dieną. Aišku, reikia turbūt savaime prieiti prie visų tų atradimų, kas tau labiausiai tinka, bet aš, kai buvau vien tik aktorius, sakykime, aš turėjau tikrai didelį pakankamai krūvį repertuare, daug vaidindavau, bet turėjau labai daug renginių. Režisuodavau, pravesdavau, šalia to buvo poezijos skaitimai, šalia to buvo dėstytojavimai, šalia to buvo dar tokių įvairių visuomeninių įsipareigojimų, ar ten draugijos, visur kažkur, kur kviesdavo, aš visada nesakydavau žodžio ne. Ir visur save mesdavau. Ir iš tikrųjų buvo atsiradęs nuovargis ir pajusdavau, kad baigėsi tie įsipareigojimai ir dabar kažkoks tai jau mano laikas yra. Bet tas laikas labai mažas, labai trumpas. Ir tada nebežinai, ką tame laike daryti. Ir man kažkaip labai susidėliojo natūraliai, kad jeigu, dabar mes čia kalbam ir aš dalinuosi savimi, tai tarsi irgi yra savęs atidavimo laikas, savęs kažkokio irgi sekinimo laikas, bet tai tuo pačiu yra ir prasmės laikas. Aš jaučiuosi esas reikalingas, kažkam jums įdomu mane klausinėti, jums įdomu, ką aš atsakau, vadinasi, yra prasmė. Tada visiškai tu neišgrėži, bet tu tarsi kaip kempinę save truputėlį spausdamas, bet tu ir ją absorbuoji kažką. Tas pats yra, aš dabar po to einu į susirinkimą, sakykime, arba prieš tai aš atėjau iš kitos priemonės. Tai visur reikalingi kiti kažkokie tai syvai, kitos tarsi energijos ir aš paverčiu, kad jas vykdydamas aš atiduodu, bet tuo pačiu kažkaip sugebu ir papildyti tas tuštėjančias kitas ertmes. Ir, pavyzdžiui, šiandien bus visa diena taip sustyguota, kad vakare dar aš turiu aklųjų ir silpnaregių sąjungoje Pauliaus Širvio 105-osiams skirtą programą, kur skaitysiu labai gražią programą, poeziją ir su dainininkėm. Po to antroji kultūros asamblėja, sako, atvažiuoja ministrė, jau vėluodamas ten būsiu. Ir dar turime draugų tokį susibūrimą, kur turime apspręsti irgi ten labai artėjantį dalyką. Tai mano diena baigsis kažkad apie 10, pusė 11 vakaro. Ir jeigu tu vieno darbo nekeiti kitų darbų, kaip tas darbas bus poilsis nuo to darbo, tai tu tada tikrai pavargsi. Bet dabar, pavyzdžiui, mes kalbamės. O tai kodėl man jaustis pavargusiu? Aš visą tai traktuoju kaip poilsį, nes čia yra dvasios kažkokie tai tokie pliūpsniai ir jie mane nealina, mane pakrauna. Paskui aš eisiu į susirinkimą. Tai vėl bus idėja, mes ginčysimės, ieškosim, bet prie rezultato sakysim, vau, eureka, ir ta eureka vėl tarsi tave plėja šalto vandenį ir vėl tu. Ta prasme, surasti kiekvienam darbe poilsio elementų. Ir tada gali šeštadienį, sekmadienį dirbti, čia nesigiriant, bet kartais aš pažiūriu savo kalendorių ir aš galvoju, vau, per metus man duota turbūt nugyventi kitų per visą gyvenimą patiriamas patirtis. Bet toks mano gyvenimas ir man jis kitoks man būtų neįdomus. Aišku, galbūt aš prarandu labai daug kažko, kas būtų mano asmeninis gyvenimas. Dėl to yra vien tik tarsi teatras ir apart darbo visi žino, kad man yra visa kita tik antroji vietoje. Ar šeima, ar tėvai, ar draugai, ar kažkas. Tikrai labai neteisinga gal taip mąstyti, bet man
teatras yra pirmoji vietoje, bet taip natūraliai yra ir aš čia nesureikšminu ir toks aš esu. Ir dėl to natūraliai visur ir spėju gal kažkiek. Įprasminat, skamba tarsi viską įprasminat, kiekvieną savo gestą. Aišku, labai, žinot, čia būtų toks irgi pasigyrimas turbūt, bet man labai patinka jau amžinos atminties mūsų didžiojo operatoriaus Jono Griciaus pasakyta frazė, kai jis atsiėmė nacionalinės premijos apdovanojimą. Jis pasakė trumpą frazę: aš nieko nepadariau to, kas nebuvo man skirta, bet už premiją dėkoju. Tai taip, kiekvienas mes turim savo užduotis gyvenime, savo misijas ir yra didis džiaugsmas, kad tu atrandi tą, dėl ko tu esi šiame pasaulyje, tą savo misiją. Tai aš tikrai džiaugiuosi, kad man buvo duota aukščiausiojo būtent per teatro pasaulį, per teatro kūrybą realizuoti save kaip žmogų. Ir tai dovanojo labai intensyvų, labai greitą, bet man pačiam labai įdomų gyvenimą. Dabar šiemet teatrui yra 105 metai. Atrodo be galo daug. Ar jūs kada nors pagalvojat, kada jau baigsis jūsų ta žemiška tarnystė teatrui, ta kadencija, kažkada tai įvyks vis tiek? Ar ką jūs norėtumėt palikti Kaunui, Lietuvai, savo teatro žiūrovams? Dėl ko jūs norėtumėt, kad prisimintų jūs? Kad prisimintų, tikriausiai to nenoriu, nes vis tiek žinau, kaip mąstantis žmogus, kad vis tiek viskas užsimiršta. Ir tai nėra mano tikslas, kad mane ten kažkas prisimintų. Man labai svarbu, kad tą dieną, o jį gali bet kada ateiti, čia nereiškia, kad kadencija baigsis, mano kadencija už 2 metų, kad gal kažkas atsitiks ir už kelių dienų galiu išeiti, bet kad mano komandoje būtų žmogus, kuris galėtų tai tęsti. Ir aš tikrai jaučiu, kad toks žmogus yra ir gal netgi ne vienas yra. Ir tai man svarbiausia. Man labai svarbu, kad kūryba visada išliktų pagrindinis dalykas šio pastato erdvėse. Ne kažkokie svarbiausi bendri santykiai geri, ne kažkokie tai geros atmosferos. Visą tai svarbu, bet visą tai yra dėl kūrybos. Kad viskas turi tarnauti tik kūrybai. Ir tada tu gali padaryti daugiau negu įmanoma dėl tos kūrybos. Su draugu gali susipykti, bet tu žinai, dėl ko tu tą darai, reiškia, nes tai yra dėl rezultato. Man labai svarbu, kad tie namai, kūrybos namai, teatras, kad būtų ne tik kūrėjų išsipildymo vieta, bet kad žiūrovai būtų labai atsakingo susitikimo su savim vieta, auginanti juos. Man labai stokoja šiuose laikuose visur tos atsakomybės. Ir tas prasidėjęs kultūros protestas, jis man yra kaip tyro oro gurkšnis, kad mūsų jaunoji karta, pasirodo, ji yra atsakingesnė ir ji saugo irgi tas vertybės, o mes vyresni kažkaip to nepastebėjom ir galvojom, kad jie truputėlį yra labiau palinkę į praktiškumą, pragmatiškumą, į kažkokių tik tais interesų įgyvendinimą. Pasirodo, ne. Ir tai yra toks vilties ženklas. Tai man norėtųsi, kad tas prasmės raudonas siūlas einantis per kūrybą, kad jis apraizgytų kiekvieną žmogų, kuris ieško, o kuris dar neieško, kad jis būtų įtrauktas į tą savo prasmės būties paiešką. Tai tikiuosi, kad tikrai nesijaučiu esas toks jau, kad po mano išėjimo kažkokia griūtis būtų. Tik labai norėčiau, kad tai būtų sąmoningai, bet naujam lygmenį, naujoj kokybei, nes nauji žmonės ateina vėl su nauja patirtim, su nauja drąsa
su savo kažkokia vizija, kurią ir reikia išplėtoti. Man Dievas davė, kad tikrai pavyko išplėtoti ir teatro rekonstrukcijos metu, ir nacionalinio statuso kovoje, gaunant nacionalinį statusą, ir labai tiesiog brandinant ir trupę, ir repertuarą, ir tuos menininkus tiek iš Lietuvos, tiek iš pasaulio, kurie ir įgyvendina kūrybinės savo idėjas mūsų scenose. Tai norėtųsi, kad tas toks unikalus skrydis tęstųsi. To ir linkėkim teatrai. O teatras esame visi mes, kaip ir kultūra. Kaip protesto metu visuomeniai irgi klaidingai atsirado ta takoskyra, toks sąvokų nesuvokimas. O kultūra tai tarsi tie, kas kuria meną, jau ta kultūros bendruomenė, tie, kurie jau susijęti darbiniais santykiais. Ne, kultūros bendruomenė esame mes visi. Ar kūrėjas, ar vartotojas, nes kultūra yra kas? Yra santykiai, yra elgsena, yra mūsų susitarimas, kaip mes gyvenam tą vienintelį nepakartojamą gyvenimą. Tai kultūra, kaip visai neseniai sakiau vienam trumpam interviu, kultūra ir gynyba yra tikrai tolygios man sąvokos, nes visa tai, kas gali brangu būti valstybėje, tą saugo kultūra. O visada nori priešas sunaikinti būtent tai, kas tau yra brangu ir kas tave, kaip valstybės pilietį, kaip kovotoja už valstybę, už savo vertybės, ir palaiko, tą nori sunaikinti. Tai gynyba, jeigu mes į ją investuojame, tai tolygiai mes turime investuoti ir į kultūrą, kad nebūtumėm patys prisikuriam daugybę įvairiausių ginklų, apsišarvuojame iki dantų, bet patys nužudome tai, dėl ko tie ginklai ir buvo įsigyjami. Pilėnuose ginklų mažai turėjo, bet turėjo tokią tvirtą dvasią, kad jie pasirinko oriai žūt, negu vergoviškai gyventi. Tai o čia yra bendras kultūros vardiklis ir branda. Į tai reikia mums keliauti. Ačiū labai, Egidijau, klausantis jūsų tikrai atrodo, jaučiasi labai daug dėkingumo pačiam gyvenimui, likimui, kad yra tiesiog kažkaip susidėlioja ar ne. Daug labai gražių ketinimų, jau daug nuveikta darbų ir aš dar net nebejoju, kad dar įvyks kažkas svarbaus ir reikšmingo. Ir tada sveikinu jūsų gimtadieniu tokiu, jūsų teatrą, jūsų visą bendruomenę, jūsų komandą ir mūsų visą miestą, nes iš tikrųjų yra labai svarbus kultūros židinys, nacionalinis Kauno dramos teatras. Ačiū Jums už pokalbį ir tiesiog ačiū visiems tiem, kurie žiūrės, klausys, eis kartu su mumis minties takais, nesutiks, ginčysis ir tai labai gerai, nes kiekvieno kelias savitas ir unikalus.